jeigu mikrofonas neveiks, tai aš galiu užlėkti ir kalbėti be jokio mikrofono, ir tai bus girdėti. Tai aš noriu pasakyti, o kągi reiktų daryti, kad būtų gerai, kad niekas nevažiuotų, nebėgtų iš Lietuvos, o išvažiavusiai sugrįžtų. Juk pereiti prie teigiamų kalbų, nuo neigiamų, nuo negerovių vardinimo. Tai vat pasirašiau tokią špargalkę, 11 punktų. Tai dabar tą lapą ir perskaitysiu. Pirmas, deofšorizacija. Visi ūkio subjektai privalo mokėti visus mokesčius ten, kur gauna pajamas. Ne taip kaip dabar. To reikia, kad mokesčių našta būtų perkelta nuo atlyginimo ant kapitalo. Amerikoje kapitalas moka 80 su viršum procentų mokesčių į biudžetą surenkamų pinigų, iš darbo užmokesčio tai mažiau kaip 20. Antras punktas. Valstybinis komercinis bankas. Visų įstaigų, valstybinių įstaigų sąskaitos tik šitame banke. Dabar už valstybės pinigų aptarnavimą Švedbankė ima mokesčių per metus apie 500 milijonų. Šitą skylę reikia uždaryti. Ir valstybinis komercinis bankas reikalingas, kad galima būtų vykdyti deofšorizaciją, kontroliuoti verslą, kad mokėtų mokesčius mums, o ne kažkur kitur, kaip jie registruojasi. Trečias punktas. Mokesčių mažinimas. Vat pacituosiu kelis dalykus. Buvęs ekonomikos ministras Jesenevičius, čia prieš 24 metų rinkimus kalbėjo, mokesčių suma daugiau kaip 70 procentų nuo atlyginimo. Įvairiausių mokesčių daugiau kaip 150. Visa mokesčių našta perkelta ant atlyginimo, kapitalas atleistas. Šitą betvarkę reikia baigti. Mokesčių nuo atlyginimo sumažinti reikia mokesčius iki protingos ribos, kuri yra pagal Leflero kreivę kažkur 15-20 procentų. Jeigu plėši daugiau, tai visi pradeda slėpti ir atsiranda šešėlinė ekonomika. Ketvirtas punktas. Pigi darbo jėga. Dabar visi pigiai darbo jėgą importuoja. Tai pigios darbo jėgos importas tai yra vergų importas ir kartu banditų. Jie negaudami atlyginimo eina plėšikauti. Ir dabar jau mes kasdien per žinias girdime, kad rado 1 lavoną, 2 lavonus, 3 lavonus kasdieną Lietuvoje. Niekada taip nebuvo. Atlyginimai turi būti patys didžiausi Europoje, geresni negu Šveicarijoje. Tada žmonės norės dirbti Lietuvoje, jaunimas niekur neišvažiuos ir bus ir patriotizmas ir grįž išvažiavusieji, neliks jokių demografinių problemų. Penktas punktas. Valstybinės įmonės. Vakaruose, tai aš turiu omenyje Angliją, Prancūziją, JAV, visas problemas sprendė, sugriautą ūkį atkūrinėjo valstybinės įmonės, kūrė valstybinės įmonės už biudžetinius pinigus. Privatizacija prasidėjo apie 80-osius metus Margaret Thatcher valdymo laikais. Ir pasidalino jie. Tai mes atkurti sugriautą ekonomiką. Per valstybinės įmonės privatininkai parodė, kad jie gali tik tai privatizuoti ir sugriauti privatizuotą įmonę ir pinigus išsivežti. Kuris privatininkas pats savo rankomis sukūrė verslą, tas yra visiškai kitoks žmogus, netoks, kuris pagrobė valstybinę įmonę už dyką privatizavo. Tai tie yra sveikintini žmonės, kurie patys sugeba sukurti. O atkurti ekonomiką, valstybinės įmonės labai gera priemonė ir šitą išbandyta pasaulyje ir visi taip daro. Šeštas punktas. Leidimų sistemos panaikinimas. Nes iš tikrųjų tai yra ne leidimų sistema, o draudimų sistema ir kyšių prievartavimo sistema. Neduosi kyšio, negausi leidimo. Tai viena. Antra, tai yra leidimų sistemos panaikinimas, tai yra nuosavybės teisės apgynimas. Turi nuosavybę, tai gali su ją daryti, ką nori. Pavyzdžiui, turiu žemės gabalėlį, galiu bulvės auginti, galiu padaryti lenktynių aikštelę automobiliams, ką nori, tą darau. Savininkas sprendžia, o ne kažkokie biurokratai. Tai va.
ir taip pat leidimų sistema slopina žmonių ūkinį aktyvumą. Tai šito mums nereikia, jinai turi būti panaikinta. Čia ir biurokratų be galo daug sėdi, kartu ir biurokratai, aš čia nekalbu apie biurokratiją, visi punktai reiškia naikini mokesčius, tai kartu naikini ir tų mokesčių rinkėjus, nes kiekvienas mokestis turi būti administruojamas. Kadangi čia nėra daug laiko, tai aš labai trumpai tezės tik tai sakau. 7 punktas. Neteisėtai užvaldyto arba pagrobto turto konfiskacija. Tai Mažeikių nafta, Ignitis ir daug kitų yra tokių dalykų, kur yra neteisėtai užvaldyti, pagrobti. Nieko jie nemokėjo, pasidalino, savo akcijas pasidarė. Iš vagių, tai čia visais laikais buvo, ir ne tik pas mus, visam pasaulyje, iš vagių niekas nieko nenacionalizuoja, o konfiskuoja pagrobtą turtą. Nacionalizacija tai yra teisingas atlyginimas. Pavyzdžiui, nori kelią tiesti, reikia žemės, tai žemę nacionalizuoju. Teisingai atlyginu, sumoku ir duodu arba duodu kitoje vietoje lygiavertį. Ir už nepatogumus persikėlimą irgi sumoku. Tai nacionalizacija. Paėmimas valstybės žinion, teisingai atlyginant. Dabar kas vagio teisingai atlygina? Konfiskuoja, o jį pasodina. Tai reiškia tiek. 7. 8. Norintiems statytis namus šeimai 10 ar 15 arų sklypas nemokamai. Hipoteka valstybinė beprocentinė. Gimus vaikeliui 20% hipotekos dovanojame, kitam irgi 20 ir taip toliau. Mums reikia, kad vaikus gimdytų normalūs, darbštus, dirbantys žmonės, o ne asocialūs pašalpų gavėjai. Taip grąžinsime tautai jaunystę. Ir nebus jokių demografinių problemų. Aš 15 metais važiavau į Naisių vasarą su autobusėliu. Ten vien jaunimas, aš vienas senis. Aš šitą dalyką jiems papasakojau. A kad juokėsi jie visi iš manęs, čia tu kvaili, reikia sklypą suformuoti, reikia aukcioną daryti, kas daugiau, reiškia, mokės, tas nusipirks. Aš jiems sakau, mūsų žemė buvo daug platesnė. Dabar turime tiek, kiek mūsų seneliai, proseneliai atkovojo. Jie atkovojo, kraują liejo. Tai yra amoralu dabar savo žemę pirkti iš Švedbankių ir jiems mokėti apie visą gyvenimo procentus. Sakau, mes turime pakankamai žemės ir galime kiekvienai šeimai duoti. Tai jie mane iššūkė, paskui, tai čia buvo Liepos mėnesį, rugsėjo mėnesį Vilniaus dienos, einu prospektu, sutiku, 2 panelės iš priekio, ateina tos pačios iš autobusėlio. Vieną tai atsimenu vardas Agnė Prušinskaitė, kitos ne. Jos iš tolo šaukia laba diena ir prie reikalo. O žinote, jaunimui labai patinka šitą idėją, ypatingai gyvenantiems Anglijoje. O Agnė sako, aš iš karto padarykite taip, toj pat ištekėsiu ir 5 vaikus pagimdysiu. Suprantat? Mums reikia, kad čia visokių pasiūlymų buvo, kad duoti ten pinigų, kaip arabai daro. Ir po 25 metų pilnametystėje atėjus turės jau už ko gyventi, bet turint dabartinę padėtį, Švedbankiai žvogs, infliacija suės. Nes infliacija yra mokestis, kurį ima pinigų emitentas, užslaptintas. Leidžia tuščius pinigus į apyvartą, už juos perka, o paskui pinigai nuvertėja. Ir turime kasmet ten 5, 10 ar kiek. Nes, sakykime, jis nėra jau tiek įslaptintas. Dabar 9, jau toj baigiu. 9. Pinigų sistema. Federalinė rezervų sistema ir euras privatus bankai leidžia pinigus. Federalinės rezervų sistemos akcininkų sąrašą paskelbė Justas Mulinsas, tai Europos bankai, Londono Rothschildai, Paryžiaus Rothschildai, Hamburgo Warburgai, Amsterdamo Warburgai, Romos Šifai. Štai kas akcininkai valdo. Europos bankai valdo Amerikos pinigus. Kas valdo pinigus, tas valdo viską. Eduardas Hodosas, buvęs Ukrainos vyriausias rabinas, jis įkalbėjęs medžiagą, jis stažavosi New York'e. Sako, Europos centrinio banko tie akcininkai euro, tie patys kaip ir dolerio. Vyksta žaidimas. Pakelia eurą,
visi bėga pas eurą iš dolerio, jie ima procentėlį, lūpą. Jo, bet visi, jeigu rimtai kalbant, tie akcininkai priklauso būtent tai tautai. Paskui padaro atvirkščiai, pakelia dolerį, nuleidžia eurą. Visi iš euro bėga į dolerį, vėl kerpa. Čia jau mechanizmas, čia yra įvairių. Mums reikalinga sava sistema. Margaret Thatcher mus perspėjo. O kaip galima, atsiprašau, aš pertrauksiu, o kaip galima padaryti savo sistemą, jeigu praktiškai jūs neturite iškai pas save piniginio vienetų? Čia ilgesnių kalbos, aš neturiu laiko. Sutarėm. Jeigu jūs norėsite, apie tai pakalbėsime. Aš šitą dalyką domėjausi, tai žinau, galiu ką pasakyti. 10. Reiškia, dabar turime eurą. Tai vidaus apyvarta. Vienas gamina lietuvis, kitas perka, reikia eurų, eurų nėra, reikia skolintis. Skolinasi eurus valstybė, moka už skolą procentus. Tai reiškia, faktiškai, taip užslėpta, duoklė už visą, kas viduje vyksta prekyba, duoklė aniems. Jie kažkiek procentų iš mūsų ima, melžia. Ar mums to reikia? O mes galim pasipriešinti? Galime. Kaip? Lenkai neįsivedė euro ir nieko jiems nepadarė. Lygiai tas pats priesas, kai jie turi dengti į dolerį. Tai va, čia šitą dalyką išspręsti galima, nes visi dalykai yra įmanomi pasauliu padaryti, išskyrus vieną. Neįmanoma kelnių užsimauti per galvą, o visą kitą padaroma. Dabar 10. punktas – švietimas. Ko vaikelį mokysi, tai jis ir išmoks. Tai mes turime, reiškia, dabar stumia homoseksualizaciją į mokyklas. Tai Amerikoje tas dalykas vyksta jau senai ir Ipsos institutas darė apklausą, tai ten tarp tokių vyresnio amžiaus žmonių homoseksualizmų užsiimančių labai mažiau 1%, o jaunimas jau iki 40%. Tai Amerika yra ir patys neatspariausi šitam dalykui, yra baltieji protestantai. Tarp jų toks didelis. O atspariausi, kurių praktiškai neveikia, katalikai, meksikiečiai. Tai amerikiečiai, kurie sukūrė Ameriką, išsinaikins patys, nereikia jų užkariauti, jie patys išsinaikins. O Amerika, kaip šalis, atiteks meksikiečiams. Jeigu mes to keliu eisime, tai čia tiesiausias kelias į išnykimą. Vienu žodžiu, šitoks auklėjimas homoseksualistinis, tai yra užslėpta genocido forma. Tai čia yra genocidas, tikriausias. Ginčų nevedu. Ir mums pūlina smegenis, apgaudinėja. Čia teisės, apie žmogaus teisės aš galiu atskirai pakalbėti, pamatysite, kas ten po jums. Ne, tiesiog mes, gerbim Franciško, mes nelabai turėsim laiko. Neturim laiko. 11. punktas. Paskutinis. Geri santykiai su visomis valstybėmis, o ne tik su kaimynais. Visi jie žmonės. Teisingai jūs kalbėjote. Ir visi gyvena taip, kaip moka. Ir ne mūsų reikalas prie visų kabinėtis ir mokinti visus, kaip reikia jiems daryti. Pirmiausia, išmokime pas save susitvarkyti, kad būtume pavyzdys kitiems. Tada galbūt kas nors ir pasakys, žiūrėkite, jie taip pasidarė, jie labai gerai, gal ir mums reikia. O dabar mes velkamės uodegoj, viskas griūna, viskas lūžta, o su pamokslas visiems reiškia. Yra šitas... Absurdas užsiima, absurdas. Tai ne mūsų reikalas. 11. Tai reiškia, šitie visi punktai reikalingi tam, kad mes išgyventume, išliktume. Aš, pavyzdžiui, galėjau irgi išvažiuoti į Ameriką ir visur kitur. Ir, pavyzdžiui, mano žmona kvietė dirbti į Ameriką redaktorė ir aš galėjau, pasilikau čia, vargau, užauginau 3 sūnus ir dirba, gerai uždirba. Ir čia gyvena. Ir moka didžiulius mokesčius. O motinai už tai, kad 3 pametinukai ir ten 5 metus nedirbo, pensiją sumažino. Tu ką, nieko čia nedirba, skaičiavo. Suprantat? Suprantam šitai puikiai, suprantam ir ačiū labai už šitą jūsų, tuos 11 punktų, kurie iš tikrųjų yra verti dėmesio, net ginčų apie paskutinius negali būti. Čia pasiūlymas, aš siūlau. Jeigu galite geriau padaryti, prašom, bet supraskite vieną, čia apie tikėjimą buvo kalbama. Tikėjimas visada yra, buvo ir bus. Demokratija irgi yra religija, komunizmas irgi yra religija. Demokratijos teoriniai veikalai filosofų tai yra demokratų šventieji raštai.
žmogus yra toks padaras, kad daro tik tą, ko tiki. Na, Kito nedaro, nepadaro. mes turbūt ilgai diskutuosim šito klausimu, reiškia, nes aš manau truputėlį kitaip. Ar mums tokia religija priimtina, ar tegu jie eina po velnių. Gerai, ačiū labai.